is a relic. This is not really our aspiration, our target. Ką turime paveldą, turime atrasti kelią. Taigi, visai nesenai praeitų metų, tai yra prieš porą mėnesių patvirtintas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams. Tai vėlgi, tai yra dvi grupės, kurios yra, tai yra negalią turintis ir be tėvų globos likę vaikai. Tai reiškia, kad institucionalizacija mes visgi suprantame kaip paslaugų sistemos kūrimą, kaip kelią, kaip siekiamybę. Tai tikslai surašyti iš tiesų yra labai gražiai ir taip, kad sukurti, kad tai atsitiktų ir tas priemonių planas, kuris buvo manyta, kad jis pataps vyriausybiniu, liko tik tai vienos ministerijos žinioje ir tai sumenkina be abejo jo galimybės ir reikšmę. Ir dar ten yra įvardinta tai, kad vaiko globa šeimoje ir šeimynoje buvo ir yra prioritetas. Jos skatinimas yra nustatytas ir kitose teisės aktuose bei programuose, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant likusio be tėvų globos vaiko klausimą. One of the main goals is to ensure harmonious environment and conditions for every child, including the disabled one, to grow in their own family, whereas children abandoned or deprived of parental care to grow in the families of their caregivers, step-parents, and extended families. Kuriame siūlomas priemonių paketas siekiant kaip teigiama gerinti vaiko teisių apsaugą šalyje, stiprinti prevencinį ir socialinį darbą su vaiku ir šeima, plėtoti alternatyvės stacionariai globai paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams paketas, įstatymus reguliuoti vaiko paėmimo iš šeimos tvarkos pagrindus, patobulinti globos ir įvaikinimo tvarką. Tiesiog tai, kas mano pažymėta raudonai, tai su tuo, ką mes siekiame padėti, grąžinti vaiką į šeimą, mes akcentuojame paėmimo iš šeimos vaiko specialiųjų poreikių vaikams, ypatingai turintiems negalią, tiek gyvenantiems institucinėse globos įstaigose, tiek šeimose, reikalingos individualizuotos, nuolatinės kompleksiškai teikiamos paslaugos. Įstaigose gyvenantis vaikai, nors ir turi akivaizdžių sveikatos sutrikimų, lemiančių negalę, neįgalumas jiems nenustatomas ir negalios pensijos nei vaikas, nei įstaiga negauna. Tai akivaizdus įrodymas, kad negalios ir šalpos pensijomis sprendžiamos socialinės šeimų, kuriuose gyvena negalę turintis vaikas problemos, o nekuriama paslaugų ir pagalbos sistema specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimoms. Todėl galime manyti, kad valstybė nevykdo pagrindinėme šalies teisės akte konstituciją numatytų įsipareigojimų rūpintis silpnais. Kiek mes atsiliekame ir kada pasivysime. Direktyvose tiesioginių nuorodų ir rekomendacijų į šeimos stiprinimą per paslaugų teikimą nėra. Nesenos demokratijos valstybėse tai nekvestionuojama tiesa, tapusi socialinio gyvenimo aksioma. Teikdami, o nedeklaruodami pagalbą vaikui, turime suteikti tėvams žinias ir gebėjimus pilnaverčiai rūpintis bei visapusiškai ugdyti savo vaikus. Ar šie prioritetai atsispindi mūsų patvirtintose dokumentuose? Taigi, kokie mūsų tikslai? Ar mes siekiame panaikinti kūdikių ir vaikų namus kaip sovietinio paveldo reliktus? Ar sukurti paslaugų sistemą reikalingą vaikui ir jo šeimai, tame tarpe ir neįgaliam? Mes žinome apie vykdomą didelę reklaminę kampaniją, kuri vadinasi Be vaikų namų. Ir šita kampanija neatkreipia dėmesio į svarbiausius dalykus. Jie akcentuoja blogį, pačius tuos namus, kurie yra. Ir mes kiekvienas sveiką nuovoką turėdamas pasakysime, kad tai, kas yra šiandien, nepadedant būti kitaip, tai yra tikrai negerai. Ir čia yra tiesiog priežastis. Šita skaidrė yra iš šito tinklapio,
kas lemia vaikų atsiradimą įstaigose, tai yra tėvų priklausomybė, placement into the institutions, yra skurdas ir kitos problemos, kurios matosi. Other family problems that are obvious. As many as 97 children's care institutions exist in Lithuania today, with a number of children of around 4,000. Ar negalę turinčius vaikus, apie negalę turinčius vaikus statistikos tikros nėra. We don't really have real statistics about children with disabilities, and I will explain why. It is because neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje pagal tą pačią tvarką nuo 2006 metų vaikams nustatoma toje įstaigoje negalia, o vaikas, kuriam šiandieną 18 metų, yra gimęs 1997. Taigi ta statistika, kuri yra statistikos departamento, yra netiksli, nes yra nuo 2006 metų. Todėl mes sakoma ir netiškai skaičiuojam, kad 38 tūkstančiai negalę turinčių vaikų Lietuvoje yra, bet ta paklaida mes sakome, kad apie 30 tūkstančių ir tai yra šitas skaičius atitinka lyginamai normos vidurkį vakarų Europos šalyse. Apie 40% šeimų, kurios auga negalę turintis vaikas, yra nepilnos, dažniausiai gyvena tik su viena mama. Apie 7 tūkstančiai negalę turinčių vaikų ugdymo paslaugų negauna iš viso. Kasdieną Lietuvoje negalę nustatoma vidutiniškai 5-6 vaikams. Yra toks vienas labai longitudinis, ilgą laiką vykdytas tyrimas, kurį noriu jums pristatyti. Yra Šiaurės Karolinos universiteto mokslininkai atliko šitą tyrimą ir išvadose teigiama, kad institucinė globa Jungtinėse valstijose davė tas pačias sveikatos, emocinės, intelektinės, psichinės ir fizinės pasiekmes, kaip ir giminaičių globa, tačiau geresnės pasiekmes nei svetimų globėjų šeimose. Nuolatinės laikinosios globos sistemoje, taip kaip mes įsivertėm dabar teisės norminiuose aktuose, nors ir trumpą laiką auga vaikai, kai vaikas keliauja iš laikinų globėjų šeimos į kitų globėjų šeimą, pati netinkamiausia ir labiausiai vaiką žalojanti globos sistema. Tai ilga grandinė trumpų pabuvimų skirtingose laikinų globėjų šeimose. Nuolatinė laikinoji globa yra pati destruktyviausia forma vaikui, neleidžianti vystytis prie raiškumo ir saugumo jausmo, kas yra pagrindas sėkmingam ateities gyvenimui. Vaiko gyvenimas giminaičių ar artimųjų namuose palaiko, pagerina ir stiprina vaiko jungtį su šeimos nariais, o šeimos narių su vaikais. Tie patys mokslininkai perspėja, kad globaliame pasaulyje norintys įsivaikinti gali būti įtraukti į suktybes, kai vaikų namai sukuriami vienai dienai, ar apmokamos tarpininkavimo ir būsimų globėjų mokymo paslaugos, kraštutiniu atveju vaikų pardavimo verslas. Vaikai, kurių išlaikymą dotuoja užsieniečiai, siunčiami dirbti, o pinigus pasiima tariami globėjai. Tokie atvejai pasitaiko Kinijoje, Afrikoje, Nepale, kitose valstybėse, Kambodžoje. Vaikai iš tėvų nuperkami už mažą kainą, o parduodami už didelę. Netgi yra toks verslas, kuris vadinasi Inšis. Legali verslo rūšis, vaikų pardavimo verslas Indonezijoje, kai vaikai specialiai laikomi blogose sąlygose, kad išauktų gailestį atvykstančiųjų ir pritrauktų didesnius pinigus. Tai vėlgi šitą špagatas nuo to, kas yra toli nuo mūsų, nuo to, kas yra arti, ką girdėjome, kas gali būti iš pranešimų artimų kaimynų, kurie yra mums daugeliu atveju pavyzdys. Ir ta reali situacija, ta realybė, kuri yra šiandieną socialinė realybė mūsų gyvenimo. Ir šitie pavyzdžiai, kuriuo aš garsiai neskaitysiu, jūs perbėkit juos akimis šitą skaidrę. Tai yra mūsų valstybės dienos vasario 16-osios įvykiai mūsų valstybėje. Events which occurred on the 16th of February, the Day of Independence of Lithuania.
I need just 5 minutes more, if I may. Kitas pavyzdys dėl laiko stokos. Another example, I will not ir noriu pristatyti present you išvadas taip, kaip due to the lack of time, but I will focus on the conclusions and recommendations. Orphanages and children's homes is the consequence and not the cause of the able system. Therefore, when trying to reorganize the legacy of the Soviet time, we should not forget our history and take into account the reasons why the parish orphanages have turned into orphanages and children's homes. By shutting them down, we are not going to eliminate the problems altogether. We are going to destroy homes that today are homes for a number of children. Neturėdami vieningos paslaugas šeimai ir vaikui koordinuojančios sistemos, paslaugų kaštai išauga neaprėpiamai, o fragmentiškai teikiamos paslaugos netenkina šeimų pagristų poreikių. Laikantis perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems likusiems be tėvų globos vaikams numatyto veiksmų plano, siekti esančių kūdikių ir vaikų namų perorganizavimo į paslaugų šeimai centrus, nesiaurinant ar uždarant įstaigas, bet plečiant paslaugas, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės bendruomenės poreikius. Kūdikių ir vaikų namuose sutelktos specialistų komandos, galinčios paslaugas teikti kompleksiškai, atitinkančias vietinių bendruomenių poreikius. Tai yra ir nepilnos šeimos, ir senyvo amžiaus vieniši žmonės, ir šeimos auginančios sutrikusių elgesio ir vystymosi vaikus, sunkius sveikatos sutrikimus turintis asmenys ir taip toliau. Tai šitas paslaugų centras galėtų tiesiog augti, numatyti, kaip auginti tas paslaugas po vienu stogu, tai kas yra irgi taip pat populiaru ir patikrinta kaip išieškota sistema, tarkim, anglosaksiškose šalyse, tai šitas modelis toks turbūt mums būtų galimai priimtinas. Ypatingas dėmesys ir atskiros programos, sukuriant vieningą ir koordinuotą paslaugų sistemą, turėtų būti skiriama šeimoms, kurių vaikai gyvena globos įstaigose. Visomis įmanomomis priemonėmis ir naujomis paslaugomis stengiantis nutraukti socialinių pasekmių grandinę ir apsaugoti šeimas ir jose gimstančius vaikus nuo karta iš kartos perdodamų įpročių, sąlygotų socialinių įgūdžių ir socialinio atsparumo stokos. Ir čia matau sėdinčias dabartinių kūdikių ir vaikų namų vadovės ir manau, kad šitam mano teiginiui pastarajam pritars visiškai, nes tai yra vaikai, kurie patenka iš kartos į kartą, kada atveža pradžių brolių seseris, o paskui jie patampa tėvais ir atveža savo vaikus. Specialiųjų poreikių vaikų paslaugoms skiriamas lėšas iš keletos ministerijų programų suformuoti krepšelių principų taip, kaip šiandieną veikia mokinio krepšelis. Jeigu yra mokinio krepšelio lėšos, galbūt kritikuotinos, bet tai, kas yra susijęs su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, tai atidarė galimybę bent jau šitiems vaikams, taip turintiems didesnės 35% lėšas, patekti į ugdymo įstaigas. Sukurti paslaugą šeimai koordinuojančią, lėšas administruojančią ir kokybės bei kiekybės priežiūrą vykdančią instituciją, šeimos ir vaiko gerovės kontrolės ir priežiūros departamentą, kuris būtų atskaitingas ne vienai kuriai nors ministerijai, o vyriausybei tiesiogiai. Jeigu šiandieną yra narkotikų kontrolės departamentas, tai ar narkotikai mūsų valstybėje yra svarbiau negu vaikas? Sometimes it seems that drugs or alcohol is more important to our state than the child. Norėčiau rašytojo Salmano Rushdie mintimi I would like to finalize my presentation with the words of writer Salman Rushdie that
visuomenėje. Įsižeidimas nauja kultūra, kurios paplitimas ir plėtra atspindi mūsų laikmetį. Dar nesenais laikais susipažindami pristatydavome šeimą, vaikus, namus, tėvus. Dabargi savęs identifikavimo bruožu tampa neapykanta. Pirmiausia pasisakoma, ko nemėgstame, prieš ką kovojame. Aš esu tas, ko nekenčiu. O jei aš neišreiškiu neapykantos kažkuo, tai kas tada aš esu? And even if I don't express my hatred in some way, what am I then? I have put this quote because I believe it is quite important and we have to keep it in mind. Thank you. Thank you, Ausra. We understand that you are very tired already. We still have 2 more presentations. Our conference is approaching towards the end. Now I would like to invite Kristina Paulike, who is a representative of the Parents Forum of Western Lithuania, to speak about what is lacking in the state support for the families. Good afternoon, everyone who care about children. I do care about children. We have a number of them. We have 5 together with my husband, but well, we have 7 in total with my husband. So this problem is really important for us, and we have to address this problem all together with our common effort. So what is the support from the state to families, and what is still lacking today? As Vytautas already said that family is the greatest value of the state and of the society. Therefore, special attention should be paid to families. Unfortunately, family policy in our country is rather fragmented and chaotic. We don't try to understand what are the long-term factors for affecting our families. In Lithuania, family policy is being shaped according to current problems of family life without trying to understand the long-term consequences and factors for long-term changes in family, in the institution of the family. One of the key problems today is that there's a too narrow understanding of family policy in Lithuania. This entails direct and non-direct payments, maternal and paternal leaves and payments and child care services. But in general, the concept of a family policy is much broader. That is, in measures for reconciling private and professional life, family and divorce law, and health, education, and etc. So, too narrow approach, attitude towards family policy results in a problematic system that we have at the moment. Support is only given to vulnerable families and to those families in risk. But it's, no wonder that families have problems, and probably almost all families have problems due to various reasons, and they still are not able to receive support and assistance. I asked different municipalities in Lithuania to assess support for family in each of those municipalities of Lithuania. So what problems are prevailing in municipalities? The major problem is a lack of qualified psychiatrists, children psychiatrists, and it is also difficult to access free psychological services in various municipalities. There's also lack of communication between the institutions when children with problems, problematic childs, is sent over from one institution to another, and
Often, problems of children are only identified when they already show the result in certain consequences. No prevention measures are used. Often, families really need assistance from social workers, and not only social risk families need those services, but there is a lack of social workers. Social exclusion is also rather prevalent. Also, the attitude that is still prevailing in Lithuania, that if you are attending a psychologist or psychiatrist, something must be wrong with you. Another great problem is related to the gap in the law of minimum care for a child that is regulated by the laws of the Republic of Lithuania. So there's a lack of mechanism which would provide for protection measures for entire family. EU recommendations emphasize that there is a need to take all possible measures to support positive education of and bringing up of children in different institutions. It should also help to improve the relationships between children and parents, and Director of Special Education and Psychology of the Center for Special Education and Psychology approved an order for effective cooperation, for the effective program of improving the communication and cooperation with children in municipalities. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 111 straipsnių. The course is funded by the Ministry of Social Affairs and Labor. This measure is really valuable, but it is not very widely used, and those so-called normal families, which also often need to learn paternal skills, are left behind. I often have lectures to parents, do lectures for parents, and when I meet those parents, I'm telling them that I came here to learn together with you, because today I'm not a very good mother. I'm still not a very good mother. Let's learn together. Nobody is born to be a perfect parent, so we all have to learn parenting skills. And such families who are trying to remain normal on the family level, they do not ask us for benefits because their income is a bit above the threshold for various compensations and benefits to be issued by the state. According to the municipal experts, such parenting skills and courses on parenting skills are especially needed for these families. Unfortunately, such courses are not funded by the NGOs. NGOs, in their turn, organize various free courses and lectures and trainings for parents. It is important to ensure a new approach to a family which endures certain problems. We have to apply modern principles in public governance. We have to ensure monitoring and efficient assessment of family policy. We have to allocate more funds for implementation of family policy. We have to take into account into research and scientific recommendations when drafting various family policy documents. We have to prepare various coordination and cooperation mechanisms between the institutions who take care of a family affairs. We also have to ensure not only formal but true real-life cooperation between the politicians, researchers and NGOs. We have to strengthen our civil society and to increase its role and its engagement in addressing family issues.
We also have to strengthen the responsibility of municipal institutions for implementation of family policy measures. According to many commissions which operate in the municipalities which deal with the child welfare, many laws that we have are not even functioning, are not even working, and we shouldn't always follow the example of other countries. We have to work on the laws that would fit our culture and would fit our legal basis. Thank you for your attention. Ačiū, Kristina. Ir paskutinis pranešimas mūsų yra Lietuvos tėvų forumo narys, psichologas Andrius Atas, member of Lithuanian Parents Forum. And he will speak about the draft law on fundamental protection of the rights of the child. Sveiki dar gyvi. Mano pranešimas prie to, kad jis yra paskutinis, turi dar vieną privalumą, kad jis yra trumpas. Presentation has one more advantage. It's going to be brief. Taigi, norėčiau atkreipti dėmesį I would like to draw your attention to some prielaidas, dėl kurios paaiškėjo assumptions that came to light when discussing the new draft law on fundamentals of protection of the rights of the child. Last year we had a paradoxical discussion in Lithuania where some specialists seem to be convinced ourselves that they love our children more than us. How has it happened so that the goal to protect our children, which seems has to unite authorities and citizens, has become the object of discussions? Why has the authority started to control parents? What is this hostile approach based on? The goal of my presentation is to draw your attention to some ideological assumptions that came into light in the course of the discussion of the draft law on fundamentals of protection of the rights of the child. I call these assumptions ideological because they are attempted to be presented like a truth that should not be questioned. I would like to note three main mistakes of thinking. Pirma klaida tai vaiko poreikių ir interesų susiaurinimas. The first mistake is narrowing the child's interests and needs. It turned out that the draft law limits itself only to the need of child's security on the account of other basic needs of the child, without giving account to the needs of love, respect, achievements, and self-expression. The basic child's need to grow together with his parents is being ignored in the draft law, which is extremely strong. For instance, if we look at the children from foster home who, after turning 18, decide to go back to their biological family and live with their parents. If you ask any child residing in the institution who he or she would like to live together with, most of them will answer they would like to live together with their parents. Therefore, the draft law does not take into account the significance of fundamental emotional relations between the child and his parents. The second mistake is the short-sighted attitude, because the draft law looks into the existing situation only. Remove the child from the suspicious environment and ignore satisfaction of children's needs and insurance of best interests in the long-term perspective. The practice has shown that
children are removed from the family, not because of the necessity to protect them, but by being guided by superficial motives, for instance, without willing to take any risk and ensure so that nothing happens. The child that's separated in a drastic way from parents experiences a strong psychological trauma. And when there is no efficient assistance to the family in Lithuania, children have very little chance to get back to their family. The third mistake is the functional concept of parenting. Į tėvystę žiūrima pagal paviršutiniškus tėvystės paslaugų teikimo kokybės požymius. Tai nėra normalu. Tuo tarpu tėvystė yra žymiai platesnis fenomenas. Vaiko asmenybės raidai svarbiausia nėra, kad tėvai nedarytų klaidų, kaip yra bandoma primesti, ar kad nepriekaištingai tenkintų menkiausius vaiko poreikius ir užgaidas. Vaikui užaugti brandžiam ir laimingai reikia visapusiškai gyvo santykio su tais, per kuriuos jis atsirado. Tai yra su tėvais. Augant vaikui, jam reikia nesėkmės ir palaikymo išgyvenimo patirties, konflikto patirties ir susitaikymo patirties, įsižeidimo ir atleidimo patirties ir atsiprašymo patirties, jeigu tėvai nesusivaldė. And making up the offense, apology, and everything. Because in our life we usually recall not the cases when we were hurt, but most of the cases when we received no apology. Ir tik tokiame netobulame, kabutėse, santykyje gali užaugti asmenybė, kuri gerai orientuojasi savyje ir sociume. Tai yra realiame žmogiškame pasaulyje. Argi mes to nenorime. Taigi požiūris, kad tėvų santykiuose su vaikais neturėtų būti konfliktų ar net balso pakėlimo, remiasi labiau Holivudo produkcijoje sukurtais idealizuotais šeimos stereotipais, nei empirinė vaiko ir šeimos psichologija. Ir reikėtų atsakingiams žmonėms kelti klausimą, ar mes nepersikeliam į kažkokią virtualią erdvę ir fantazijų pasaulį. Man atrodo, kad viena koja esame ten. Šis požiūris mechaniškai perkeltas iš ekonomikos srities požiūris, kad tėvystė tai yra tėvystės paslaugų teikimas vaikui, siekia primesti nužmogintą paslaugų verslo sampratą tėvystė. Tai yra marazmas, tai yra tam tikra, sakyčiau, pabėgimo nuo tikrovės forma, nuo kurios galbūt sveikti mums gali padėti šitą konferenciją. Ačiū uždėmesi. Ačiū Andriui. Taigi gerbėmėjai, pranešimai visi baigti. Ar būtų dar noras ko nors paklausti, ypač jeigu mūsų svečiai? Ar užteks jau? Prašome gerbiamas Seimo narys. Prašome. Aš gal ne tiek paklausti, kaip porą tam tikrų akcentų norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų diskutuojamą temą. Tikrai labai geri pranešimai, kuriuos man teko išvis gėlę ne visus, aš tikiuosi gauti, galbūt medžiaga yra verta tikrai didesnio žymiai platinimo, nes tai griauna tam tikrus stereotipus mūsų visuomeniai, kurie propagandos vaisių, gaila, kad išėjo ponas iš Skandinavijos, kuris kalba, kad niekas mums tos ideologijos neprimeta, ką reiškia piniginės invazijos propaguojant savo reiškia vertybės, ką reiškia ambasadorės, jos auklėjimas, kaip mes turime gyventi, kokioje valstybėje galima tai ištverti. Yra bazinės ES nuostatų negerbimas, pagarbos vienas kitai valstybėje, jo kultūrai ir lygiateisiškumo principo pažeidimas. Tai tiesiai šviesiai gaila, kad pono nėra veikis, ką galima būtų pasakyti. Tai yra iškreiptų vertybių pasaulis. Kitas dalykas, mes kartais labai taip tolerantiškai diskutuojam. Ir čia kaip pat iš jau buvo pasakyta, kad reiškia ieškoti kompromiso. Kompromiso su kuo? Vienas požiūris yra šeima,
if we seek compromise, kaip pagrindas visko ir pagalba šeimai, o ne pakeitimas šeimos, kitas vietoj šeimos, valstybė arba socialiniai darbuotojai. Kurioje vietoje čia galima kompromisą? Kaip sukryžminti šitos du dalykus? Nesukryžminama. Ir mes tiesiog turime patys savo priimti tokią sistemą, būdami pilna teisiai Europos Sąjungos nariai, be jokio nepilnavertiškumo komplekso, kuris dažnai pas mus irgi praslenka, pažiūrint, kas ten yra geriau, pasakyti, kad mes gyvensime taip, kaip mes norime. Jo labiau, kad mūsų sistema yra išbandyta tokiom sunkiom sąlygom, kur mes gerai garantuoju, švedišką sistemą būtų net laikiusi ir švedų būtų nelikė po okupacijos. Tai lengvas grobis bet kuriuom ideologijom, tą, ką jie dabar siūlo. Dabar grįžtant prie kai kurių tokių dalykų, kur čia kalbėta deinstitucionalizacija. Aš pats buvau kaip ministras šalininkas tos ir lieku šalininkas, kad kuo daugiau vaikų gyventų šeimoje. Bet ta pirminė idėja, kuri buvo pasiūlyta, jinai yra visiškai iškreipta totaliai. Tai norint, kad gyventų daugiau šeimoje, būtų vaikų, tų našlaičių, kurie atsidurtų. Tai pirmiausia, reikia stiprinti šeimą ir padėti tiem šeimom jos globoti. Ir natūraliai tada jose bus daugiau, o nenaikinti tos namus, kurie dabar yra ir kur yra kol kas vienintelė priebėga tiem vaikam gyventi. Kai į globos namuose grįžta begalės, daug didelis procentas grįžta atgal iš šeimų globojančių vaikus ir tai yra faktas. Ir mano tiesiogiai Panevėžyje teko susidurti 3 vaikai. Vienas olimpiadoje jau dalyvauja, kitas konkursus tarptautinės laimės, kitas sportininkas. Labai gražus šviesus vaikai, sako, direktorius sako, žinot, kokie tie vaikai. Jie grįžo iš vaikintų šeimų. Jie turėjo metų traumą, kadangi paėmė, pagyveno, nepatiko ir išėjo. Nieks jiems nepadėjo, nieks nesirūpino jais. Nepadėjo tom šeimom integruotis į jos, kad jie integruotųsi. Tai čia yra, mes viską turim labai atsargiai žiūrėti. O dabar tas įstatymas, kuris yra kuriamas, jūs labai švelniai čia įvardinate. Aš manau, kad tai yra bizniavimo vaikais įstatymas. Nieko kito už jo nestovi. Vaikų trūksta, vaikai gera prekė, reikia įkurti laikiną globėjų institutą, iš kurio labai lengvai galima atimti ir atiduoti. Ir greičiausiai gauti daug naudos. Aš manau, kad nieko daugiau už to nestovi. Ir tą reikia aiškiai sakyti, kad mes biznio savo vaikais neleisime. Nes stating that we are not going to allow business with our children. Jeigu, kaip minėjau, šeimose globojamieji vaikai neišsilaiko, tai ką kalbėti socialiai laikinai globotiniai, kurie palaikys ir išmes kur. O vaikų trauma, kur vaikų teisė, fundamentali teisė turėti tėvą ir motiną. What about the fundamental right of children to have their mother and father? This is what we are discussing in our Seimas today, and we feel a lot of opposition and disapproval from the side of the Ministry of Social Affairs and Labor. Tokia yra realybė. This is the reality we are facing. Tai mes turime apie tai pirmiausia galvoti. Čia yra vaikų fundamentali teisė. Kur parašyta, kad vaikų yra fundamentali teisė turėti socialinį darbuotoją? You won't find a legal act stating that the children have a fundamental right for a social worker. While here, it seems that social workers know better than parents. Kažko tai nesuprantat, švelniai pasakius, yra žodis kvailiai esat. Tai taip reikia. Are we stupid? Then we should plainly say ir manau, kad mes tada pasieksime tų rezultatų, žiūrėdami į mūsų patirtį, ką mes galime padėti, nekopijuodami ten, kas yra, kas kopijavimas matom. Tai labai ačiū už tos pavyzdžius, kurias mes matom Skandinavijos, kurie neafišuojami, kurie nepatogūs, bet jie yra tokia realybė. Ir tikrai, aš nesu manau, kad mūsų situacija nėra blogesnė negu Skandinavijoje. Aš čia pamėginau suvesti, kiek dabar paimta globos namų pas juos ir kiek pas mus.
I looked into our own numbers and I think we haven't reached the level of Scandinavia yet, in spite of our evil system that we have. So let us save our values and give an explanation to everyone. You were speaking about programs. Do you know how much svarstant biudžeto priimtų nuostatų Seime, kiek paskirsta šeimų stiprinimui pinigų visom programom kartu inkorpore. Kitiem metam. Iš beveik 15 milijardų valdomo biudžeto. Totalizatorių galėčiau spręsti, pasakys tikslų skaičių. For the next year. Prizą duosiu. Will any of you be able to guess, or do you know the figure? Nesiekia 500 tūkstančių. It's less than 500,000. Bet štai visa politika šeimos. That is the whole policy, the whole family policy that we have. And this is what we have to Neturim ką apie jūs diskutuoti, su jumis diskutuoti, kai jūs va we taip don't have elgiatės. anything to Ką jūs discuss with gaišinat you. mūsų laiką? Mes you patys behave paruošim like projektus that. ir ateisim į Seimą ir šeimos grupė tam padės, kad jie ateitų tiesiogiai čia, apeina tas institucijas, kurio visiškai We have nerūpi representatives šeima. of the institutions who do not care about families. Ačiū Jums. That was my comment. Ačiū labai. Noriu Thank pasakyti, you kad for your šita opinion. konferencijos I medžiaga would like to bus say that apibendrinta. the presentations of the conference will be summarized. We will try maybe to publish some publication and to make it public. All the conference was broadcast online. You can still watch it. I think that the conference is very relevant even for those members of the parliament who did not take part in it, were not present here. We will try to spread and share this information. Thank you very much for all the participants of the conference and for your patience. I would like to also say that we are all the electorate. We will be the ones who will elect the new politicians, so let's take thorough care on and inspect the values of those politicians who are we voting for. I would like to thank to Madam Ruby once again for her attendance. I would like to thank to Mr. Sorinen as well. I would like to thank the organizers of the conference, the Lithuanian Parents Forum, Parents Forum of Western Lithuania, Youth Community Pro Patria, Lithuanian Human Rights Association, and all the organizations which supported this conference. We would like to wish you best of luck. I believe that with our joint efforts we will manage to defend our sacred value, the family. Thank you very much once again. See you soon.